Tai sveiki sugrįžę į vlogą, šiandien į 20 vlogas, bet tau pačiu aš noriu pažiūrėti, kuomet buvau pirms įkelti. Tai va, tai kažkur lapkritį gali ir buvau įkelti pirms vlogs, būtent ir to pačio Garden Mood studio. Kadangi ne sezon pabaig nelaba ko nei parodyti ūkį, bet vis tiek darbą vyks, tokiai kaip vazon plovimą, žemės dirbimą, svogūnėlių sodinimą. Aš galvoju, geriau bus naudingiau, jeigu aš papasakos, kas pasiteisin, ko kartuos, ko nerekomendauju ir galų gale atsakysiu jūsų klausimus, kurių šiaip nemaža prisikaup. Jeigu jau žmogus klausdavo mums, tai nebūdavo taip, kad vien klausim. Dažniausiai būn toik paklodė ir tam klausim yra teik informacijas, kai kartas reik perskaityti, va tarkim, kad ir 3 knygas, kad tu žinotum, ką pasakyti, arba turi turėti jau patirties. Aš mokiausi pagrindį iš tų knygų, buvau kelius workshopus ir daug ko neeksperimentavau. Tai šiandien aš atsakysiu į klausimus pagrindį, kurie susiję su kas įvyko jau, kas pasiteisino, apie ką auginau, kokią mano auginim technologiją, kokias gėlės auginau, ko rekomenduoju auginti. Tai viskas, kas jau su pirmo metu patirtim. 21 vlogį susitinkam būtina, nes ten papasakos, ko planuoju kartuoti, ko naugins naują. Taip pat papasakos apie finansinius iššūkius, nes buvau tokių klausimų. Žodžiu, kas susijęs su labiau ateitim, tai niek nelaukam ir iškart galvoju, varom prie klausimų. Pirmas klausimas, kas pasiteisino iš augalų, kas yra lengviausiai auginama, daugiausiai žaidų. Žodžiu, pagrindų buvo klausimas, ko aš rekomenduočiau auginti žmonėm, kurie pradėt arba nori auginti dėl savęs ir nori, žinot, kad būtų viskas labai paprasta ir daug žaidų. Iš to, ko aš auginau šiais metais, gaila neturiu šūsnį pakėlį, kuris išsaugau, kiek aš visko daug siejau, bet aš turiu pasidarius Canva keletą slaidų, kad jūs matytumėt, kiek aš daug visko auginau ir čia ne viskas. Aš po to pabaigai jau, žinokit, tiesiog pirkau pakelius, bet nebekeldavau čia. Nemaža ko išbandžiau. Ir man pačia buvo šoks, kad aš po sezono pamačiau, kiek aš daug visko siejau ir aš laukus augalų net nemačiau. Kai kas nepražyda laukus, kai kas net neišdyga, kai kas daigų stadijo numer ir, žodžiu, buvo toks biškliudėsėlis. Kon paprasčiausiai buvo auginti iš žmona patirtais, tai jau 2 metų auginau kosmėjais. Labai easy auginti, ta prasme, kad galite sėti teisę į darbą. Ir net rekomenduočiau sėti teisę į darbą. Aš eksperimentų tikslas buvau pasisiejus ir daigyklą. Labai suvarga daigelė, geriausia auga tai, kas buvo teisę į darbą. Kodėl mes siejam į vazonėlius, bandom po to išsodinti dėl to, kad gautus viskas lyg ir greičiau. Bet augal, žinok, tai ir streson, tai kartais nie greičiau nesigauna. Tiesiog, kada atšals darbą, iš karto siejam ir puikiai labai greit užauga. Zinijas priskirčiau panašiai kaip kusmėjom ir labai lengva auginams ir teisė į darbą. Iškart sakau, aš zinijų aš auginau ir vazonėlius, kas gerai iš to, kad turiu šiek tiek anksčiau žaidų, bet nežinau, ar verta kunkinti jis nuo pavasarį, laistyti, prižiūrėti, neišuoti taip toliau vardant tuo, nežinau, aš gal tik porą savaičių anksčiau turiu žaidų, nebent ant kokiks nors veislis, kur turit labai prabangęs ir bijot, kad užkasit su žemėm ir nieks neišdygs, pasimes, tai gal ir verta, bet aš kadangi siejau teisę į plėvelį buvo skilutis, tai aš ką prižinau, kad nepasimės. Puikiai užauga viskas jau dirbo. Kosmėjais pas manis, jeigu pagal laikotarpį, aš gal nuvėlą pasijau, nes vis tą nespėdavau su kitas darbas, tai aš ant pradėjau skinti gal tik tai rugsėjo gale, dar reikėtų atsistokti galerijai pažiūrėti. Ziniais pradėjau šiek tiek anksčiau skinti. Kas į fainę su tom gėlėm, anos vadinas cut and come, jeigu neklystu anglišką. Bet žodžiu, principas toks, kad tu kuo daugiau anas skini, tu daugiau šakojas, tu daugiau žaidų. Tai va čia irgi atsakau tom klausim, kas daug žaidų duot. Pirmą vietą, bet kokiu atveju jau man blogs, jeigu žiūrit skiržioveiniam. Aš išvis nežinau, kodėl niekas nekalba apie tom gėlę. Visur aš matau kosmėjais, jurgina ziniais. Aš kans pasėjau, aš galvoju, wow, kur aš dėsiu tik daigų, išvein pakeliaus. Daiga geriausia laikės iš visų. Ir po to, kai išsinau darbą, labai gerą pridėjai. Pirmiai pradėjai žydėti. Ir žinok, anei dar dabar nuvažiuočiau lauksiu, rašiau žaidų. Ta prasme, anei nenušala ir kitas metas, ko aš darysiu, labai daug žuveinių auginti. Anei šakojas, aišku, kom pastebėjau, kad antras tas šakojams, antras tas žaidų dėlius buvo ant mažesnių steibų, bet po to, kad aš nukirpau te be gailėšiaus, anei pradėjai įžemiau šakotis, tada viskas buvo labai gera. Aišku, ant reik pinčinti. Vis tas gėlis, kuris aš miniu, kaip geras reik pinčinti, bet reik nebijoti pinčinim. Pradžioje ir baisė nukirptas viršūnėlis, bet po to, kad tu suvoki, kad nukirpis, tu vietų veina žaidą turėjęs
daug žaidų, tikrai verta. Dar gal priskirčiau prie tų gėlių, kuris labai stebint, tai buvo šlamučia. Anas gal nie labai gražus gėlės. Parinkus gražią spalvą, pažiūrėjau, aš turiu tai švelnio rožinį, tai patikėk nuostabų žaidą ir belekiek daug gali dėti sausą pokštį, gali dėti gyvą pokštį. Labai anksti pradėjai žydėti, daug žydėjai, šakojas, aš net nepinčinau, jei neklystu. Ir dar žinau, kad visi rekomenduoju Jurgens, Mons Jurgenas gal fainė buvo sezoną pabaigo turėti gražių žydų, nes vis nori Jurginų, bet man ne fainė, kada nei trumpą laiko svazuo. Aišku, reikia atsirinkti geriau pompon tipą, nes anėlgavo laikos, bet nežinau, ans iškasinėti ir biškvarks, bet aišku, gruožis vis laik atperk. Vien krūmą aš gal nuskiniau per sezoną, kai kurių po kokius 6 žaidus, tus gražiausius. Kitur gal tik tai 3, kitur net nespėjai prasiskleisti, nes matyt nepatek veit. Nu tai žodžiu toks vargėlis. Tai jeigu auginat savo, zinės, kosmėjais, šlamučia, žveinė, iš to, ko aš auginau ir kas tikrai pasiteisina. Ar verta auginti daug rūšių ir čia klaus konkrečiai pažiūrėjau apie kosmėjai. Dar reikia atskirti rūšis ir veislis. Rūšis yra augalų rūšis, nu tai tarkim kosmėjai, zinė, jurginai ir taip toliau. O veislis yra tuos rūšiai skirtingi augaliuką, skirtingų spalvų ir taip toliau. Nu tai pažiūrėjau kosmėja, ten kokiek nors apricot, ten dar gal kažkokia fizija yra, čia ir veislis. Tai ar verta daug rūšių ar veislių auginti? Aš kadangi darau ūkį, aš norėjau pirmas metas labai daug eksperimentuoti, į labai daug visko auginti ir atsirinkti jau kitas metas, ko aš auginsiu. Va, ko aš prieš tai jums pasakojau, aš to tikrą pirmą numerį auginsiu ir patikėkit, sąrašas, ko neauginsiu, nekartos dar dvigubai išsiplėti. Tai labai gera, aš nebemėsiu pinigų ir nebesvaikstu žiūrėdami tas gėles, ką kit kels, nes aš suprantu, kad aš bandžiau, man nesisek. Tai jeigu jūs korat ūkį, aš rekomenduoju pirmus metus visko auginti ir daug. Čia gal kiti, sakys, nesąmonė nusišnek, klausykit, ko ne ekspertą sakė ir auginkit tik tas. Aš nesutinku. Labai daug išmokau apie gėlis. Kas labai greta auga, ko reikia pinčinti, kas nesilaika pokšties, kas, nežinau, bei šalnų. Nu, aš labai daug išmokau per tom, kad aš daug bandžiau ir aš tikrai nesigailu. O dėl daug veislių skirtingų, aš manau, verta daug skirtingų veislių auginti tuomet, kada jūs atsirenkat rūšį. Tai tarkim, jeigu aš sakiau, aš kitas metas auginsiu kosmėjų, zinijų, šlamučių, žveinių, tai aš kitas metas auginsiu daug skirtingų veislių anų. Ar verta daiginti ir ar visiems augalam reiktų pradaiginim? Čia, žinau, yra esminis klausimas, nes yra 2 rūšių žmonės, kurie nori auginti dėl savęs, bet neturi pažaunumus patalpų, arba ir kas to rūgi, bet neturi daigyklas, tos ar šilnamės, kur daiginti. Aš esu lygiai taip pat, aš praeitas metas mes pasistatėm daigyklą, galite žiūrėti, man atrodo, nuo antrą vlogą dalinomės, ką ton darom. Gal reikia pradėti nuo to, koks tikslas daigėnim daigų. Ir toks tikslas, kad tu paankstintum sezoną ir šiaip, kad tu galėtum auginti gėlius, kurių vegetacijais laiks labai ilgs. Vegetacijais laiks ir nuo to, kad sėkla atsidur žemėje, iki to, kol daud derlių arba žaidus. Tai vadinasi, ir tokių augalų, kur vegetacijais laikotarpis 60 dienų, 30 dienų, ir tokių, kurie ir 120. Mūsų vasara yra labai trumpa, tai jeigu aš, pažiūrėjau, tonkas į 120 dienų pasiesiu vasarai žemė, uns gal užaug daigiuks rudenį, bet uns man nedaus žaidų, nes bus per šaltas. Tai automatiškai, jeigu aš noriu tom gėlį turėti, aš turiu pradaiginti, teikti dirbtiną vasarą. Bet nėra būtent, kaip pasakiau, jeigu jūs teisiai dirvą siejat dėl savęs, tai aš švas nesiterliuočiau, namus niek neauginčiau, nebent tai ir jūsų hobis, bet žinokit, neverta. Ar visiems augalam būtina, tai žiūrėkit, pakuotis. Jeigu pakuotis raš labai ilgą vegetacijos laiką, nu nežinau, 90 dienų ir daugiau, tai jau galvok 90 dienų čia vis vasarą. Jeigu pavasaris bus vėlyvas šals, tai jums tos sėklas tiesiog supūsdavo. Tai vadinasi, jūs niekai neturės. Tai geriau rinkit ties trumpos vegetacijos augalus ir tada nereikės daiginti. Sodinimo atstumą 3 knygas apie ton skaičiau. Viską susirašiau užrašėlį, išskalbiau ir ką reikia daryti. Daiginimą atstum, žinot, ką aš dariau? Iš galvos. Kadangi visko stengiausi auginti plevelėje, čia buvo man toks nušvietimas, beje, prieš 1,5 metų aš sužinau, kad netgi vienmedis gėlės gali auginti plevelę, nes aš anksčiau galvojau, kad plevelę auginam kokius, pažiūrėjau, bijūns, nes anei 10 metų augto dirbo ir niek nereikia daryti. Bet pasirodė kiti ūkininkai užsienį irgi, kas neturi mulčiaus, kas neturi laikravėjimam, irgi augina plevelė. Žinau, užnastas procesai dabar aš vis dar neprisveriu ton darbą, kad reiktų plevelį po sezoną susokti, šimt laisvim sistems po to vėl ištiesti, bet aš padariau jau darbą, nusipirkau ton plevelį, pasidariau trafaretą, išsideginau skylius ir grodžiau vlogus, nepatingėkit, pažiūrėk. Ir aš dabar ton deginim procesą, jeigu nepries laukų, aš neapkartuosiu viskas, nes čia buvo žiauriai ir guškinsuonis darbas, žiauriai daug laiko atėjim. Aš turiu čia tom pasidaryti džeimą, jeigu ir galimybės. Aš dabar kon darysiu, laukus nukirps
augalus sulaikus, susuksiam, aš pradžiu reikia pradžiuvinti ir tad kitas metas vėl išteisiu, jau vis bus paruošta. Atstumą, kokiai buvo, tai toks, kokie buvo skils padaryts. Aš dariau lysvelį, jeigu neklystu, 3 metrų ilgiaus, o plotis buvo, plėvelis buvo 1 šiam, tai palikau po 3 cimų iš šonų, tai apie 1-2 gal plotis. Ir atstumą tarp augaliukų buvo tokiai, kad aš vieno eilę, jei neklystu, dariau po 4 kilus, tai aš tiesiog pasėmiau vazonėlį, paskiau jūšiau, kai išpjaustu iš fanieras vazonėlį dydžiaus tas plokštelis ir viskas, ir tie padariau, ar nei blogi tie atstumą, aš manau, kad mes įdėlę pataikėm, pradžio aš galvau, kada nei per didelį, bet žinot, kad kosmiai suauga, kada ziniai suauga, anos nelabai buvo blaškoms vėjai, nes kur Jurgina buvo per didelės atstumas pasodinti, ane išvirtų nuvėjaus. Aišku, tos knygos raška ten, jeigu ten zinijos, tai 30-35, jeigu ten kosmėjos 40, burnočiai 50, aš žinok, taip nesismolginau, aš vis plėvelis padariau veinuots ir manau, kad gera buvo. Trešimas. Su trešimu, aš ką pagronom galiu pasakyti, kad šiais metas trešim klausim labai mažą darbą ir labai mažą montas rūpėjai. Dėl to, kad buvo kitų problemų. Trešim augalą pirmą gavo biostimuliatorius humusinius, tai ką buvau daigyklo ir aš turėjau laik sonas ten lelekinti. Tai jie ten gavo tuo, nes mačiau, kad vienu momentu ir geltonon lapai, taip toliau, tai aš ten bandžiau visi pants atgaivinti, po to neįgavo stresą, karčiaus, nes išnešiau šiltnam, vėl purškiau, kad biškai atgaivinti. Ir po to kažkurio metu aš ant dar palaišiau su šulco trašom, kad žinot, gils augintai, nustabs šulc trašas, tai šis laik sezono nusipirkau 1 ton indoką, kadangi tai ir pirmamėtis lauks peivo. Tai ir kiek aš anom kasinėjau, tai daug sleikų, daug organinis medžiagas, tai aš tiesiog neinvestavau į trašas ir nematau poreikį pirmas metas. Tai aš augalų laukus vienkart gal tik trešiau, palaišiau vėl su tau šulcu. Bet irgi ne vis, tik tatus, kas jau buvau didesnį daigelį, po persodinimo daviau 2 savaitės pailsėti, tad palaišiau montuoti su biohumusiniu stimuliatorium ir tada dar gal po porą savaičių, kai jau po pinčinimą, kad greičiau išaugtų to šoninę ūglę, palaišiau su šulc trašom. Kitas metas jau reikės kažkom pabiškai galvoti, nes tu iš dirvas negali atimti, reikia kažko nirdauti. Šiais metas, kadangi lauk suplėvel, aš net nepasijausiu deratinių augalų, kas ir bloga. Tai kitas metas, nežinau, reikės ar kompostą kažkom galvoti, kad vis įnešti į ton dirvą. Ir jūs, jeigu auginat kažkokiam naujam laukelį, arba išvis, jeigu turit lysvį ir įdedat kažkokį jaudžiam, tai jūs išvis neturit per daug sokt galvos dėl trašų, nes, žinot, tos gėlis tikrai bus auksienis. Kaip paskatinti žydėjim? Tai pirmas dalykas, kaip ir grįžtam prie to, kad sakiau, rinkitės augalų rūšis, kuriuos torton tokie katenkam, kur nukirpot daugiau, žioveinę. Atsimint, sakiau, nuskiniau pirms, kad ten pradėjai šakuotis ir dar dabar neišakuojas ir neapsišakuojas žyd. Bet reikia svarbiausias dalyk nepamiršti pinčinim. Jo, tos knygos irgi rašo, kaip kom pinčinti, bet geriausias dalyks ir patim pabandyti. Ir aš pradžiu bijojau, žiūrėjau, atrodo, kuo daugiau žiūri informacijas, kaip kiti dar, tuo atrodo sunkiau. Iš tikrųjų, ten viskas labai lengva. Pažastuką kerpam. Aš po to net nustojau googlinti, kuris augalus reikia kirpti, kurių nereikia kirpti. Jeigu mačiau, kad jau pažastuką nori šakuotis, iškart kirpdavo ir pasirodė, jo, reikia tos augalus pinčyti. Dar vienas klausimas yra, kas buvo gražu, bet sunkiau augėniam. Man iškart kažką pirms augalas ir matjuolas. Tik brongės mokėjau už tas sieklas. Aš normalios, nedeformuots į neturiu. Kitam vlogau, kur pasidalins konkartos, konkrečiai nekartos, bet žiūrėk, su to matijolom, tai sunkia dyga. Kad dyga, daiga labai suvarga. Tada dygėjim studijo aš išsiaiškinau, kad ten anuos dygėjim metų parod, kurios bus pilnavidoris, kurios bus šieptoks nepilnavidoris. Atskiriau pos daigų. Tai ten jau pos daigų vos negavus išmetimo, bet aš vis tiek ant sauginau, nes gaila. Tada, kai susidinau į dirvą, anos buvo daiga labai peraugiant, išsikreipiant. Nesuformavo teisiaus steibą, ten nukrypsio toks steibuks. Kažkom bandė žydėti, smirdėjo gal, toks cheminis kvapas kažkoks, nemoku pasakyti. Atrodo, aš kaip iš parduotuvės, kaip iš floristiks parduotuvės, bet, nežinau, man nepatinka, nors keikiaus, užėjim daug veids, aš po to tiesiog išroviau laukon. Ir kas blogiausias dalis, kad tu išėjai subrandin, nukirp į viskas. Anos nėra katanka. Duodu užuomenį, kad vlogą, bet pasidalins daug augalų, kurių neplanuoju auginti, nors vis labai gerai, su man toks atrodo. Aš noriu, kad man gėlis augtų lengva, gražiai ir paprasta.
paprasta, lengva, gražia ir, žodžiu, be daug visokių pribomasių. Ir paskutinis klausimas šiam vlogui. Kas ilgiausia laikės pokštės? Kas ilgiausia laikė pokštės? Šią pokštę, žinokite, aš pagrindį riždavau iš tų pačių gilių, kuriuos aš jums minėjau. Zinijos, kosmėjos, kol nebuvo kosmėjų, aš dėdavau daug žioveinių, šlamučių ir šiaip vaistažolis. Ir dalyks, aš apie vaistažolius pašnekėsiu kitam vlogui. Kadangi aš daug augalų žaidų pasilikdavau studiją, man tai ilgiausiai atšlaikydavo šlamučiai. Aišku, neįturton tendencijai, kad kartas nukryps visokius mėtas. Taip pat žioveinė, nesakyčiau, kad trumpa nežioveinis, nuo žiedin struktūrų ir tai, kur ant senį viršų, ir apatinė peržyd, nukrent, bet viršutinės kleidas. Tai aš ir sakyčiau, bet aišku, sanau, biškiai gal sunkiau dirbti, kai kurios veislės ir labai toks trupons. Kosmys, žinau, vis kosmėjai beinės trumpa laikos, bet aš vis laikį pukštį dedu, kaip jau sakiau, šlamučių. Jurgina kap kokiai ir tų didžių žiedžių, kur vis nori tokiai graužti, bet žinok, taniai, jau tu kanuskin, ons jau, žinok, ir toks 3-4 dienas viskas, Zinijas, kap kurios, vienas eis labai ilgą laikos, kad step trumpiau, bet ir reikia suprasti, kad gyvas gėlis, anos nėra porkšt, aš net su kai kurias floristas, kur pakalba, nei sak, nu jo, mes norim palaikyti lietuvių ten augintojus, bet mums iš Olandijos gėlis laikosi ilgiau. Tai faktas, kad anos ir suporkštas, anos ten neaišku, ko ir prišertas, ir anos laikos. Stengus niek neporkšti, gyva pokšti ir gyva. Ir, nu nežinau, jeigu ant savaitę išsilaikys vazo, bus labai gera. Aišku, tas išsilaikymas priklauso nuo sąlygų. Dažnai sakau, patarim pagrindinį, ką gaunat pokštį, išpakūkit. Blogiausias dalykas ir, kad aš neinu pas kažko įsvečius ir on tam popieriau. Nu, gerai, jeigu tai ir išmet ūkiaus pokštį, anį kartoniniam popieriau ant čiučiut kvepaun, bet vis tiek anos ir surišt su gumel ir dar su kaspin. Tai ten visk šūn, drigmė kelt, jeigu kumbarį šelts, dar jeigu palonks padėt, kur saršait, nu išves tą pokštį gal ten 2 dienas atsilaikyti. Vis labai priklauso ir nuo priežiūros, ar ten pakelb kotelsi tep toliau. Tai dažnu atveju, sakyčiau, daugiau lem ne gilė, o daugiau lem priežiūr, kad ilgiau laikytus. Šiam vlogui tiek, nežinau, kaip čia priešnekėjau, bet jeigu patek, būtina palaikinti, pasubscribinkit, parašykit komentarą, ar buvo naudinga, gal turi daugiau klausimų, aš sekančiam vlogui dar atsakysiu ir susitinkam kitam vlogui. Iki.